What the fuck, nu kodėl tu myži, taigi tūlikas prie pat. Seni, turim tai? Dar šiek tiek meilės. Oi, kaip smagu. Blema, žiūrite mane, turbūt galvojat. Blema, kažkur matytas bišas. Atsimenu filmuką Aukštyn. Užaugau. Jo, ir aš galiu pasakyti, man Lietuvoje yra žiauriai sunku gyventi. Tikrai, nu aš, kad jūs prastumėt, su manim benamiai angliškai šnekasi. Aš kaip pažinau su savo antros pusės šeima, jo senelį pirmą kartą su manim va tai jau atsisveikinu. Malonu, bet gal nereikia. Nežinau, keista buvo jo. Ir mane testuodavo, klausdavo, sako, o kokį garnyrą norėtum prie mėsytės? Ryžių? Jie klausdavo mane, sako, o gal kažkokiu sportu užsiemi? Gal kokiu kung fu? Ką aš žaidžiu, sakau, nelabai. Aš tik po metų laiko sužinau, kad jie šunį augina. Aš nežinau, kol jie slėpė šitą informaciją nuo manęs. Tavrasme. Ir aš net netyčia sužinojau. Jie tarpusavį šnekasi. Ir nugirdau, sako, o reikės šunį išves. Aš sakau, o geras, jūs šunį auginat? Senelis atsisuko. Auginam. Sakau, geras, aš labai myliu šunis, gal galėsit parodyt? Aha! Žinom, kaip ten jūs juos mylit. Kaimynų šuo dingo iki dabar nežinom kur. Lemba. Bet viskas gerai, radom bendrą kalbą su seneliais rusų. Tik taip susišnekam, žinokit. Jo. Bet nemeluosiu, stengiuosi ir išnaudoti savo tas sakytis. Aš pasinaudoju progą. Pavyzdžiui, jeigu aš ateinu į Maksimą ir aš matau Jausos vaikų kaimas, jau babkių prašys. Viskas, ką aš padarau, aš jungiu pasimetusio kiniečių imprešinu. Jeigu šitas neveikia selfie stikai, išsitraukiu tiesiog tokią. Fotkę pasidarom gal. Jo, šiaip jaunas bišas, man tik 24 metai. Ir man dar keistas labai pasaulis. Aš nesuprantu daug dalykų. Pavyzdžiui, kodėl žmonės dėl tiek daug dalykų nesutarė. Kažkas kariauja, kažkas nyžinius saldainius dar valgo. Nu, čia keista, jo. Bet mes visi turim sutarti dėl vieno bendro dalyko. Tai yra, kad šiukšliadėžė turi stovėti po kriauklę. Taip? Duokit plojimų šiukšliadėžiai. Ne, jo, nu, ir man kai kurie sako, betgi ne visi laiko šiukšliadėžės po kriauklę. Bet kaip jūs jaučiatės, kai jūs ateinat pas draugą į namus, turit šiukšlę rankoje, atsidarot spintelę po kriauklę, ją išmetat ir jinai nusileidžia ant bulvių. Tai kur ta, blet, jūsų šiukšliadėžė? Balkonė stovi, smirda. Kodėl? Žiauriai keista, nes, nu, jie dažniausiai visus daiktus ne vietose laiko. Tipo, batono šaldytuvė, pinigai po pagalbę, bibys irgi svetimoje pizdoj dažniausiai guli. Nu, baisus žmonės. Baisus tikrai. Dar pastebėjau keistą dalyką. Benamiai šiaip iš principo neturi baimių, ane? Nu, jie gali prieiti prie bet kokio žmogaus paprašyti cigariuko. Nėra jokio social anxiety, ne? Nusimyšt gali bet kur, visiškai nesvarbu. Išskyrus vieną dalyką, jie turi vieną baimę. Tai kai pridavinėja tarą, bijo sumaišyti mygtukus, pasimti pinigus ar paaukoti. O čia tai baimė. Nes aš kažkada tvarkiausi mašiną, spreikiuko, susiradau 3 buteliukus, nueinu į kitą aromatą, ten jau bomžas savo metas, aš su savo susimečiau. Ir žiūriu, tai po 3 centų, bet pirmą kartą pamačiau opciją paaukoti Ukrainai. Ir aš galvoju, geras, aš manau, jiem labiau reikia nei man. Ir aš paspaudžiau. Bišas šalia stovi. Juoktis pradėjo iš mane, sako, mygtukus sumaižiai. Sakau, ne, viskas gerai, aš manau, kad jiem labiau reikia nei mum, ar tu taip negalvoji. Ir jis pradėjo baisiai putotis. Sako, ką? Labiau? Tu pažiūrėk į mane, aš be namų, be draugų, manęs nieks nemyli. Ir aš sakau, ponė Žemaitaitė, nusiraminkit čia. Gandonas. Jo. Dar vienas keistas dalykas, aš tikrai nuoširdžiai nesuprantu, kodėl man vienintelis geras vaistas nuo pachmo ir ryte įsijungti Animal Planet. Su Valinskienės balsu, man širdį paglosto, ta prasme, kaip malonu. Ir aš paskutinį kartą žiūrėjau laidą apie pingvinus. Ir man iškilo vienas klausimas, o kažkas klausėt pingvinų, ar jiem nešalta? Nes viskas, ką jie daro, yra stovi ratu. Ir man šau, jeigu jie šneka, tai jie sako, šalta.
Jo. Vakar irgi šalta buvo. Įdomu, rytoj šalta bus. Na, tipo, viskas apie ką jie šneka. Ir man atrodo, tie pingvinai, kurie gyvena zoologijos sodose, jie turi geriausią laiką. Juos maitina, jiems šilta, jie tūsinasi, vakare prigeria, ryte atsikelia, įsijungia Animal Planet ir žiūri, kaip, blėt, pingvinai šala. Jaučiu belė kaip šalta. O šiaip jūs iš vis dar žiūri teliką kažkas, Vilniečiai žiūri teliką, nežinau, žinias įsijungiat? Aš negaliu patikėti, pavyzdžiui, per pietus, jeigu įsijungi žinias, kas ten darosi. Ta prasme, ten žmonės taip tingi dirbti, per kokį TV3, jeigu ypač. Aš nesuprantu, pavyzdžiui, vieną dalyką, mes turim puikias technologijas, ne? Telefonas, ten, nežinau, planšetė, dar kažką galiu per sekundę parašyti kažkam, susiskambinti. Kodėl, kai jie šnekasi su reporteriu Mantu iš Telšių, visą laiką tas pats, na, dabar kelkimės pas Mantą į Telšius. Mantai, kaip laikosi Telšiai? Sveiki. Nu kas, kodėl? Kodėl taip ilgai užtrunka? Man greičiau yra Rolandui Mackevičiui paskambinti šitas. Nu, aš jo net nepažįstu, tikrai greičiau susisiekčiau, man atrodo. Ir keisčiausius dalykus rodo. Ta prasme, va, tuose pačiuose Telšiuose kalbina bičą, sako, na, šiandien atvykom į pirmąjį pliušinių meškiukų muziejų Telšiuose. Antanai, sakykit, kas paskatino tokį muziejų sukurti? Vaikai. Blet, galvoju, čiupkip, tėbra. Man vaikai jau patinka labai, kai ateina pas mane. Oi. Čiupkit, tėbra, blet, ką mentai daro su šituo, aš nesuprantu, kodėl taip vyksta, tikrai saugos. Paplokit, kieno antras pusė šneka per miegus. Vienas bišas, ką sako tau dažniausiai? Nieko, tiesiog. Mano, pavyzdžiui, irgi panašneka per miegus, bet ką aš mėgstu daryti, aš šnekuosi su juo atgal. Jis sako, paskutinį naktį buvo. Neatiduosim vaivorykštės pydaram. Ir aš toks, kodėl Petras Gražulis su manim lovai, kas čia daras? Bet aš šnekuosi su juo atgal, aš sakau, nu, gal atiduok tu tą vėliavą, uždėk kečupą. Ant mėsainė, dešelės, ant ko tu nori? Tu visada juokauji, tu niekada nieko rimto negali man pasakyti, aš nebegaliu su tavim. Aš palva, tu miegi? Nes aš nenoriu skirti dabar per miegus. Gerai, aš nuėjau miegoti, atsikeliu ryte, sėdi, pikta, belenkaip su tai, žiūri telefoną. Sakau, kas yra, kažką sapnavai jau? Ne, sako, jūs vyrai esat šlykštus. Jo, ir kodėl tu taip sakai? Vyras išprievartavo strutį ir man rodo telefoną. Aš toks, okei, visai šlykštų, sako, ir po 2 savaičių tas strutis numirė. Sakau, bet tu gėjam vėliavos nenori atiduoti. Ką? Sakau, nieko, nesipykstam. Viskas gerai, nepergyvenk. Aš noriu, kad dar paplotumėt. Šiandien mano mama yra publika. Galit mano mamai paplot, bliamba. Be jos nebūtų manęs, bet man dabar biškai sunku yra, atsitiko liūdna žinia ir aš nežinau, kaip ją dabar pasakyti. Mano baryga pagavo. Aš nežinau, man jisai buvo kaip šeimos narys, jūs supraskite, aš jį nuo 8 klasės pažinau ir tipo, laikykis, aš nežinau, ir man, kad jūs suprastumėt, čia tas viskas jums pakeist tipo šeimos daktarą. Aš turėjau ieškoti naujos barygos. Ir man labai buvo baisu, nes aš susitikau su juo, sakau, labas, jis sako, nešnekėt, susirinkom ir man labai liūdna pasidarė. Nes aš su Saviškiu visą laiką pašnekėdom. Jis man papasakodavo, pavyzdžiui, iš kur mano žolė atkeliavo. Sako, o šita iš Ispanijos. O šitas Purple Hazes iš Amerikos. Kai paklausiau nuo jos barygos, iš kur mano žolė, sako, purkšta, nahu, imsi, neimsi? Ok. Ir dabar, prakalbant apie žolę, mano brolių pagavo su žolė. Labai smagu matyti, kaip jis atmaizinasi mamai, žinot, nes aš ką tu, kodėl tu į mano namus atnešiai narkotikus? Ir aš čia planavau palaikyti biškį, nusipirkau, palaikysiu ir po to parduosiu draugui. Ir sakau, tai tu baryga. Ir aš sakau, ką?
Mama iškart išgirdo barygą, viskas, namų areštas, niekur neišleidžia. Paskutinį kartą, kai jis parašė kažką iš šeimos šatą, buvo iš mokyklos karnavalo. Jis filmuoja video ir mama rašo, o tai kur tu, kodėl tu nevaidini? Ir aš mamai rašau, rūko. Mama vis tiek apsirūkęs, jam neleidžia ant scenos užlipti. Ir kas juokingiausia, man irgi kažkada buvo pagavęs su žole, bet aš turėjau geresnį atmazą. Sakau, čia brolio. Tai ir... O tai paprastai... Jo, šiaip tais man dar vis žiauriai keista yra, kad Nausėda iš darbo neišėjo. Nu, bliama, pagalvokit, jūs dirbat savo darbą, ne, ir viskas, ką girdite iš šono, yra gėda, 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 bestuburis, gėda. Man trauma būtų, aš manau ir jam yra, aš manau, jis kai grįžta į savo tos kuklius namus, su 15 apsauginiais, jis stovi namuose, turi šiukšlę rankose, sako, Diana, žiūrėk, tritaškis, metai šiukšliadėžę, nepataiko, apsauginius kampe nusijuokė, gėda. Jisai pasiunta, man atrodo, tada. Gėda, kokia gėda, aš valstybės vadovas, kaip jūs šnekat su manim, aš turiu stuburą. Diana stovi kampe, galvoja, blet, reikėjo šiukšliadėžę pakriauklę statyti. Ai. Jo. Bet to šiaip, kad užsiemu komediją, dar turiu kitą darbą. Aš važinėjau po Lietuvą su virtualios realybės sakiniais ir rodau žmonėm filmą. Gal kažkam teko girdėti Angelų takais. Keli žmonės. Jo, jeigu nežinojat, Selo įmonė, Angelų takai. Jo, norėjau vadinti kokainas, bet neleido. Nežinau, bet ne apie direktorių. Aš ne apie direktorių šiandien noriu papasakoti. Aš važinėjau po visą Lietuvą, po skirtingas mokyklas. Pavyzdžiui, buvau vienoj mokyklai, socialiukų mokyklai. Man nieks nesakė, kad aš ten važiuoju į tokią mokyklą. Ir mane pasitiko 3 marozai autistai. Kaip anekdotas skamba. Bet jie tikrai, jie pasitiko mane, sako, ką čia turi tuose lagaminuose? Sakau, akinius virtualios realybės. Sako, po kiek vaikšto? Sakau, apie 400. Hui ne, sako, bamsas išeitų jam. Oho. O kita pusė mokinių buvo Dauno sindromu sergantys vaikai. Ir nežinau, kaip pasakyti, bet aš šiek tiek jų bijau. Nežinau, kodėl. Aš žiūriu juos ir atrodo, jie kažką žino daugiau. Ir man reikėjo vienam iš jų uždėti akinius. Ir aš ateinu prie jo arti, jau noriu dėti akinius. Ir jisai pasiema man už rankos, pristraukia arčiau. Sako, Dievo nėra. Uik tu nuohai. Žiūri baisu. Bet tada sakė, kad mes panašus ir jisai myli John Cena ir pabėgo tiesiog. Tai nežinau, ko tikėti iš tikrųjų, kieno žodžiu. Jo. Bet nėra nieko blogiau, žinokit, už privačias mokyklas. O ten vaikai išpizdėję yra. Visiškai. Aš atsimenu vieną mokyklą, kur aš atvarau ir pas mane į klasę eina vienas bišas. Su pana, atsisėdo, tai va, sako, ką čia rodysit? Sakau, filmą. Sako, neįdomu. Sakau, tai išeik iš čia. Toks, negaliu, man neišleidžia šią mokytoją. Sakau, tai sėdėk, žiūrėk filmą. Jo, aš net jo vardą pamenu, Erikas Butkus. Šlikštus žmogus, tikrai. Kas blogiausia, pasiėmė tos mano akinius po filmo, padėjo ant žemės, sako, susirinksi. Urodas, tikrai, ne? Viskas, ką aš padariau, aš išėjau per pertrauką parūkyti. Aš ko dažniausiai nedarau, aš stoviu lauke, rūkau už mokyklos teritorijos, niekam netrukdau. Ir prie manęs prieina kažkokia mokytoja ir sako, ką čia darai? Ir aš tuo metu suprantu, kad jinai mane turbūt sumaišė su kažkokiu jaunu mokiniu, ne? Aš jaunas, viskas gerai. Bet jinai man sako, rūkai, ir aš toks, ne mano, nežinau, iš įprašę pasakiau. Ir sako, nežaisim čia, sako, su tavim, tiesiai eisi pas direktorių. Ir aš toks, davai, pasižiūrim, kur šitas nuves. Ir mes einam, koridoriai, susikabinėm rankytę, tipo, ateinam pas Dyriką, jinai išeina, sako, eik, laukia tavęs. Aš įeinu į kabinetą, Dyrikas užsipisęs. Belenkaip, žiūri į kompą tiesiog. Man veidą nei kart nepasižiūrėjo. Aš sėdžiu, sako, sakė rūkėjai, sakau, jo. Sako, kodėl? Sakau, priklausomybė, ką žinau. Ir sako, gerai, nežaisim čia, sako, su tavim. Sako, sakyk vardą, pavardę, kviesim tėvus. Sakau, Erikas Butkus, kur turėk iš šiukšlių. Šiandien iš manęs tiek. Ačiū Vilniau!